Sveiki, mėlyjeji. Aš jau daug metų esu YouTube kanale ir tikrai labai daug gaunu elektroninių laiškų. Žinot, per komentarus rašo žmonės, klausia klausimus, bet 99% visų žmonių, kuriem kažkas domina su ezoterika, su energetika, su mano darbo, rašo man į elektroninius laiškus. Aš jiem atrašinėju, aš jiem aiškinu, aš jiem daug duodu informacijos. Žinot, sukursiu šitą filmuką tam, kad visi galėtų pasiskaityti. Ir aš tiesiog įvardinsiu, kad pasižiūrėkit, kad man nereiktų aprašinėti, nereiktų aiškinti vėl ir vėl 100 kartų, 1000 kartų tą patį, kad pažiūrėkit filmuką ir viską sužinosit. Kaip vyksta mano pagalba. Taip galėčiau pasakyti. Energetika yra kapriznas dalykas ir būna įtinka, būna netinka. Būna atitinka srovės, būna netitinka. Tai labai individualu ir labai asmeniška. Dabar ką galėčiau pasakyti apie būdus, kaip aš gydau. Nenoriu aš, žinot, duoti pamokų šarlatanams, nes jie paklausė, paskui aiškina, tipo, kaip jie gydo. Aš jau su to susidūrau, nes pas mane tikrai begalė daug yra. Ir Facebook'e net, aš ten labai mažai galiu laiko skirti, bet kažkiek tai aiškinu ir kažkiek aš ten duodu informacijos. Tai, žinot, ten visko, ir žurnalistų, ir tų pačių gyduolių, ir šarlatanų, ir ko tik nori, tenais labai daug. Ir už tai aš ten nustojau informaciją padavinėti, anksčiau jos daugiau ten duodavau ir rašiau ir tokius straipsnius, ir dabar jau nebe labai retai kažką. Tai dabar ką galiu pasakyti aš jums, kaip aš tą darau. Pirmiausia, eina, dabar kaip esu Kiprė, tai pas mane per nuotraukas darbas vyksta, bet čia, kad jie įsitikina, kad jie pabando, tai po to jau jie, žinot, ką daro. Jau jie, aš Vilnių gyvenu, per visą Vilnių, kitą pusę Vilniaus jau nebenori atvažiuoti, jie man už seansą atitinkamą perlaidą padaro ir aš dirbu. Net šitaip dabar vyksta. Ką galiu pasakyti? Seansas 50 eurų pas mane. Galiu atvirai pasakyti, dirbu legaliai, dirbu oficialiai, moku mokesčius ir jau daug metų tą darau. Ir, žinot, seansas prasideda nuo būtent to pirminio įnašo ir diagnostikos. Diagnostiką padarau per nuotrauką puikiausiai. Jeigu kas jau tą pabandė, tai įsitikinot, kad pas mane praktiškai 100% diagnostika. Susisiekėm paskui mes dažniausiai WhatsApp'u, aš parašau, nes paprastom žinutėm labai sudėtinga ilgus ten diagnostikos, ką randu, žinot, surašyti, o WhatsApp'e galima labai ilgus rašyti laiškus, tai aš taip ir rašau. Viską, ką per nuotrauką pažiūrėjusi matau, surašau. Smulkmenų nerašau, nes man tai užima labai daug laiko, tas rašymas, bet pagrindinius aš visada informuoju žmogų, ką rašau, jisai atrašo, ką jau žino, ką dar nepajuto, nes aš pajuntu pačius pirminius jau
progresuojančių kažkokių lėtinių ligų ar kažkokių problemų jau simptomus. O toliau eina gydymas. Gydymas pas mane paprastas. Paprastas dėl to, kad tai optimaliausias, kokį galiu aš padaryti. Kursas trunka, jeigu jau tokios yra rimtesnės bėdos, 12 seansų ir tai yra 3,5 mėnesių. Man to dažniausiai užtenka susitvarkyti. Kai jau pasiduoda organizmas, tai būna 4 seansai per 2 savaitės. 4 seansai, tai reiškia 2 kartus savaitėje dirbu pirmą. Bet kadangi aš turiu tokį komfortą per nuotrauką, tai aš galiu juos išdalinti. Aš juos išdalinu, turėčiau taip pusę valandos pas mane, kaip atvyksta žmogus pas mane jau vizito gyvai, tai trunka pusę valandos. Per nuotrauką aš turiu galimybę, turėdama laiko, ūpo ir ilgiau padirbti. Tai aš išdalinu ir kadangi atvykęs žmogus atvažiavo, aš jį turiu atlikti ir jisai išvažiuoja. O per nuotrauką aš turiu komfortą tokį, kada man ūpas, kada man nuotaika, kada aš turiu laiko. Aš atsibudus ryte anksti, mano visada laikas būna dirbti. Tiesiog dar nesikeldama, aš jau paimu nuotraukas ir su jomis dirbu. Ir aš išskaidau tą seansą dalimis. Jeigu seansas, daleiskim, 2 seansai į savaitę, tai aš išskaidau jį, tiesiog praktiškai dirbu kiekvieną dieną, bet aš jį išdalinu. Turėčiau taip 3 dienas dirbti po 10 minučių, bet aš padirbu būna ir 15 ir 20 ir net ilgiau. Ir žodžiu, tos 2 savaitės būna tas jau didysis startas visai eigai. Ir paskui jau būna 3 kartus po 4 seansus. Tai 4 seansai per 2 savaitės, paskui 4 seansai per mėnesį, reiškia kartą į savaitę, o po to 4 seansai per 2 mėnesius. Išeina 2 seansai į mėnesį, bet juos irgi skirstau. Tai jeigu, pavyzdžiui, jau kartą į savaitę turėtų eiti, tai aš juos kas 2 diena darau, bet tuos trumpesnius. Efektas tada geresnis būna. Labai sudėtinga žmogui išaiškinti ir kiti ir bijo tų nuotraukų, kadangi neįmanoma nieko išgydyti nepajudinus. Jeigu yra ten kažkokia mutacija, organas neteisingai dirba, jis pakitęs yra ir jį reikia regeneruoti, atstatyti ląsteles, tai jūs suprantat, kaip yra. Kol atsistatys, ten vyksta tokia revoliucija ir būna pablogėjimai, būna tokie labai kartais labai sudėtingi ir kitiem greitai baigėsi. Praktiškai per tas 2 savaitės aš išeinu iš to. Kitiem užtrunka ir mėnesį ir 2, bet ne visi nenori to diskomforto, tokio būsenos, būna tokia. Kai organizmas kovoja, atsistato, regeneracija vyksta, tai yra toks truputį diskomfortas organizme. Ir ką aš galiu dar paaiškinti, migdo žmogų, jis silpna jam. Silpna, jis nori miego, jis norėtų tokią apatiją, nes tikriausiai daugumas, kad jie domisi šitais dalykais, tai žino, kad regeneracija vyksta. Jau čia yra mokslininkų, medikų visų ištirta, kad regeneracija vyksta tik tai miego fazėje, miego metu. Dieną žmogus savo visus resursus naudoja veiklai, darbui, o visa ta atsistatymas ir yra tas reikalingas poilsis, viską, kad galėtų organizmas, ko jis buvo pakenktas, jisai atsistatyti turi per naktį. Tai už tai gavę energijos organizmas pasąmonės lygmenį, visas jo
procesai tada ima šaukti, kad tu užmik, gavom pagalbą, gavom energiją, gavom tą donorų gydančią tą energiją, tą praną, ki vadinamą, tą energiją, kuri gydo, atstato ir organizmas pasąmonį žmogų nori priversti atsipalaiduoti ir miegoti. Ir jis truputį toks apatiškas, toks be jėgų, jis tokį silpnumą jaučia ir labai pykstas. Sako, oi, aš čia blogai pasijutau, man neturiu jėgų, aš už tai, kad nežinau, kaip tą sutvarkyti, nes žmogus nori, kad aš jį išgydyčiau, nori, kad aš jį atstatyčiau. Organizmas atsistato tik miego fazėje. Tai truputį tokį reikia praeiti etapą, truputį sudėtingesnį. Pasistengti daugiau tada ilsėtis, anksčiau atsigulti, ilgiau pamiegoti. Tai va tokie dalykai yra. Aš jau apie juos šiaip informuoju visada, bet paskui ne visi atsimena tą vėliau. Bet čia ne visiems būna. Kiti labai lengvai, sklandžiai, be jokių ten iš karto pajunta didžiulį antplūdį jėgų, didžiulį poveikį, kad jie daug energijos turi stiprus, tai va čia tas silpnumas būna labai nedaug žmonių, kurie jau tikrai labai išsekę, kurie jau viskas pasiekia tą maksimumą organizmo išsekimo, pas juos nedirbo čakros, negalėjo atsistatyti, žinot, per čakras įkraunamas žmogus, kaip batareika, vaikščiojant gamtoj, būnant saulėj, nuo visų, nuo jūros maunių, nuo visko, nuo vandens, visos tik jau žemės, kai basas vaikštai, kad ir su avalyne gauna taip pat nemažai, gal tik 50%, bet irgi gauna. Basam gerai, pavaikščiokit vasarą basi. Smėlį, ant pievos, kur galit pavaikščiokit basi. Bet ne ant šaligatvių, ne ant kažkokio grindinio, o ant lentų, o tiesiog ant grino žemės, ant grino žolės. Tai va, tai tiek aš galiu informuoti, dar ką aš galėčiau papasakoti. Tai žodžiu, visas tas procesas trunka 3,5 mėnesių. Ilgai. Lėtinių atvejų, ten ligų tokių, kur jau labai išsekė, kur organai labai lėtai atsistato, ypač sąnariai. Sąnarius sunku atstatyti, bet atstatau ir stuburus, visai neblogai atsistato stuburai, bet žinokit, po šito intensyvaus kurso 3,5 mėnesių, paskui dar žmogus būna, kad ir metus, ir pusantrų dar lankosi kartą į mėnesį, tik tai užtenka, bet toliau reikia atstatinėti stuburą. Nes kaulinis audinys labai sunkiai, tarpslanksteliniai diskai ten būna sudilę ir tos vadinamos išvaržos, žinot, neleidžia žmogui normaliai gyventi ir skausmai ir visokie kiti dalykai. Jie atsistato, aš turiu superinius rezultatus, bet reikia ilgo gydymo ir jokių negaliu pasakyti žaibiškų čia ras ir tau kaulas kažkas tai ten ims, tik tai ir atauga. Supraskit logiškai, kad tai jūsų nepajėgs ląstelės, jūs ne taip gerai galbūt maitinatės, ne tiek daug kalcių įsisavinat ir visa kita. Reikia tokiu atveju gerti pavirintą su kiaušinių lukštais vandenį, tai jis labai greitai užmaitina kalcių. Šitą aš rekomenduoju labai visiems. Nors jis nėra skanu, bet jis labai veiksminga. Tai va, tai tokie patarimai. Ir gydymas, organizmas gali atstatyti viską. Organizmas ant tiek jis kaulai ir mėsa myli, jie atsistato, tik reikia stimuliuoti, reikia energetiškai stimuliuoti. Ir neįsigaskit, kad esate toli, kad negalite atvykti. Patikėkit, man jokio skirtumo, per fantomą, per nuotrauką puikiausiai atsiunčiu žmogui, kokios man reikia, kad aš galėčiau kokybiškai dirbti ir patogiai būtent kokią nuotrauką ir dirbu.
ir susitvarko visokiausi dalykai, kokį tik tai galima bioenergetiškai ir mikčiojantys vaikai, ir nu, alergija labai vaikam ypač gerai gydosi lygi kažkur tai, kol jis intensyviai labai vystosi, tai 4-5 metų labai gerai praktiškai visas alergijas eina atstatyti vaikui. Bet kuo jaunesnis kreipiasi, kuo dar vystymo fazėj visas organizmas yra, tuo geresni rezultatai. Kuo vyresnis, tuo sudėtingiau. Jau jis susiformavęs, jau pas jį pakitimai yra. Autizmas irgi gydosi, žinot. Ir daug visokių dalykų, ko medicina. Mano arkliukas aplamai yra smegenys ir galva. Galima išvalyti, įsivalo ten visokių krešuliukai po insultų, įsivalo traumos kažkokius buvę po avarijų, po kažkokių subušimų, kritimų, kažkokių dalykų. Autoimuninės ligos taip pat sustabdyti galima ir tą reumatoidinius tos artritus, ir širdis labai gerai atsistato. Nu, aš čia neišvardinčiau, jau praktiškai nėra neišgydomų ligų, yra neišgydomi žmonės. Tai yra karminiai susirgimai, kur kartais pavyksta išmelsti, kad Dieve galėtų ten nubausti, jeigu jis nepasikeis, nepasitaisys, tada visada galėsi pakartotinai jį nubausti, tą žmogų. Duok šansą jam, jisai gali savo paskirtį atgyventi kitaip, jau atkentėjo, duok šansą. Nu, kažką aš moku savo tokias maldas, savais žodžiais, ir žmogų pamokinu net, kaip reikėtų iš karminių išeiti. Valymus darau, karminiai saurus ir visus kitus. Diagnostika, karminė diagnostika, valymas negatyvo, tie praktiškai ta energetika tai yra visur, ir tie užkeikimai, prakeikimai, ir ta nešvari taura, ir viskas tie bus, nu, kaip tie bažnytiniai egzorcizmų seansai. Tai irgi, taigi energetiko darbas išvalyti tą, ką svetimą energiją. Aš ją sugrąžinu atgal. Kas ją davė, jinai kitaip neišeina iš žmogaus, reikia sugrąžinti. Tai ir pati sugrįžtų. Aš nedarau nieko tokio blogo, aš neužsiimu juodąją magiją, neprašykit, niekada neužsiimsiu, aš nenoriu savo karmos gadintis, aš esu baltoji. Net koduoti, nors labai puikiai koduoju nuo alkoholio, nuo rūkymo, net per internetą, net per nuotrauką. Bet turi žmogus pats paprašyti. Niekad nedaryčiau to, jeigu pats žmogus neprašytų. Jeigu žmona ten prašo, ar vyras, kad ten va užkoduok ten žmoną ar vyrą, aš sakau, kaip jis paprašys, tada koduosiu. Va taip, bet ten irgi labai sudėtingas, ten yra irgi, žinot, dalinai apsėdimas, reikia žmogų išvalyti nuo tų siurbėlių tokių energetinių, kur tą žmogų užvaldė, valdo jį ir viskas. Čia, žinokit, jūs juokitės, nejuokit, tikėkit, netikėkit, čia jūsų reikalas, bet žinokit, tikrai kažką tai reikia padaryti, kad užkoduoti, tai reikia pirmiausia šitas tvarkyti. Plius psichika, plius depresija, nes dažniausiai žmonės pradeda vartoti ir gydytis alkoholiu arba nervus rūkant malšina. Ir tada jie dar prisitraukia tuos, kaip rusai sako, ten yra tokie puolę angelai, egregorai, kurie užvaldo žmogų ir jo silpnybėm, narkotikais, visais kitais dalykais, maistu, seksu, visokie alkoholiu, rūkymu, viskuo žmogų valdo ir maitinasi būtent tą tokią energetika, kad tas žmogus kaifuoja, tai jų yra tas užkrovimas energetinis, jie tą žmogų tokį užvaldytą juo maitinasi. Tai yra apsėdimas tokie. Ir jūs tikit ar netikit, pakartosiu, bet tai yra. Tai va,
Tie galiu aš jums dar ką pasakyti. Viešpatie, labai daug tos. Aš čia galėčiau mėnesį parom pasakoti apie tą dalyką, ką galima. Galima, sakau, beveik viską. Yra tik tai žmonės, kurie neišsibaigia savo karmos, turi kažką tai, gal ir geri žmonės, bet jie visi darom klaidų. Aš pati padarau klaidų ir nežinau kodėl, bet reikia kažkartais man padaryti tas klaidas ir niekur nuo jų nedingsi. Ir tas pavydas, nepavydėkit niekam, jeigu pavydėjai, žinokit, viskas jums kris iš rankų, jums nesiseks. Irgi va čia jau reikia daryti tiesiog egzorcizmo seansus, nes tai yra toks prakeiksmas, kad pats didžiausias tai yra pavydas. Kodėl siekiat visi, kad jums pavydėtų? Neduok Dieve, žiūrėkit žydai, kaip jie slepia, kaip jie, oi aš biednas, aš nieko neturiu, man dar trūksta, man dar reikia, va čia man... Va taip šnekėkit ir tikrai tada jums seksis, žinot. Jeigu sakysit, kad jums dar reikia, noriu, nenoriu kaprizai, reikia. Reikia, tai čia visatai, kad dar šitam žmogui reikia duoti, jam trūksta, reikia duoti kažko ar turto, ar sveikatos, ar laimės, ar meilės, ar, nežinau, visko, ko jums reikia. Tai va, kiek aš jums pripasakojau, dabar rašykit man. Negaliu aš visom padėti, tikrai labai daug kreipiatės, tikrai labai daug ir aš turiu atsirinkti, kam padėti ir aš šitą kanalą sukūriau ir turiu su jums tokią labai gražią, draugišką bendruomenę, tikrai džiaugiuosi aš jumis, mėlėjai, tikrai labai dėkinga esu, kad klausot manęs. Aš jį kūriau dėl to, kad norėjau baigti savo praktiką ir norėjau, kad patys, gaudami patarimų, patys savo padėtumėt. Savigyda, saviugda yra labai svarbu. Ir mano tikslas buvo šitame. Bet aš po truputį dirbu, aš negaliu slėpti to, negaliu, nes dirbu. Labai pasirenku, kam padėti, kam labiau reikia, nes visų pasaulio žmonių neišgydysiu ir aš negaliu nei 100, nei 1000, aš vienam kitam tik galiu padėti, tai jau dovanokit. Ir aš pajuntu, kad tam žmogui tikrai reikia pagalbos, kuris tikrai nesusitvarkys, tai aš jam arba patariu kitam, kažkokius patyrimus duodu pačiam savim rūpintis, arba jau bandau padėti, nes kartais randi ant tiek įsiderinęs į organizmą, kad jauti, kad jeigu jisai jis dar nejaučia pats, ant kiek jau jis visas, nežinau, negražų žodį pasakysiu, sutrešęs. Ir jam grėsia onkologijos ir labai greitai, labai rimtos. Ir kai pradedi turiu dabar vieną tokią iš Anglijos pacientę, kuri ten taip organizmas šokinėja, nes ten jau viskas, jau grėsia labai rimti dalykai ateityje ir kaip įsikišau, pradėjau šį tvarkyti, jinai taip blogai ten pradėjau justi, nes ten tiek daug viską reikėjo. Regeneraciją konkrečią, generalinį remontą absoliučiai visur reikėjo daryti, nes įsiderinimas buvo toksai, kad dar su chemija dirba, tai žodžiu, būna visaip, būna ir šitokių bėdų, mėlėjai. Tai ką aš jums galiu pasakyti? Rūpinkitės patys, kiek galit, kai negalėsit, žinosit, kad tikrai jums reikia pagalbos. Ir esat toli, man labai gaila, aš pati mama ir žinau, kaip sunku vaikam mano, ir irgi užsienį buvo laikas, kad gyveno ir dirbo, kaip jie ten blogai jaučiasi vieniši ir tokie neapsaugoti, ir ten valdžia nesirūpina, tai tikrai pirmoje eilėje aš tuos puolu gelbėti, nes man visi kaip vaikai ir visi, aš myliu žmonės, aš ir myliu savo darbą ir kiek galiu, tai padedu. Negaliu daug dirbti į dieną, aš dirbu 4 valandų, maksimum 3. Ir jau tas amžius man neleidžia tiek kažkiek daug labai dirbti. Tai ir turiu atsistatinėti ilgiau ir save regeneruoti ir dar noriu pagyventi. Tai va, tai ir
žodžiu, rūpinkitės, viską papasakojau. Džiaugiuosi, kad esat su manim, kad bendraujat, nes tokia graži mūsų toks klubas mano YouTube kanalo. Ir nebijokit prenumeruoti, aš žinau tada, kiek turiu auditorijos ir man maloniau dirbti didesniai, o ne, žinot, norisi tą informaciją, kad kuo daugiau išgirstų, nes tai užima ir laiko, ir įrašai, ir įkelinėjimai. Ir matot, netaip lengva paimti ir pasakot kažką, aš neskaitau iš lapo ir tiesiog iš širdies šneku, ką noriu pasakyti jums, kad sužinotumėte tą ir šneku. Tai va, tai tiek informacijos. Dar kas domins, rašykit, klauskit, mielai atsakysiu. Visada po įrašu žemiau yra, kur komentarai yra, ten toliau aprašymas, rasit, yra ta infobox tas vadinamas, tenais rasit visą informaciją apie mane, kaip susisiekti, kaip viską. Žodžiu, mylėjai, jeigu tik galit patys savim rūpintis, jūs galit labai daug, jūs net nežinot. Jūs pozityvą mąstykit ir tai jau padėsit savo. Tai va, tai tiek jums informacijos ir tiek žinių. Iki sekančių mano filmukų.